Kasmet sostinėje augant transporto priemonių skaičiui miestiečiai parkuojasi ant šaligatvių, vejos ir net žaidimo aikštelėse. Kol vieni pyksta, kiti tvirtina, jog kito pasirinkimo paprasčiausiai nėra. Automobilių parkavimo ypatumais Vilniuje domisi žurnalistas Karolis Klikna. Sostinės gyvenamųjų namų aikštelės primena neišsprendžiamą rebusą. Kiekvieną kartą automobiliu grįžus namo tenka ieškotis laisvos stovėjimo vietos. Jos neradus vilniečiams nieko kito nelieka, kaip statyti automobilį ant šaligatvio, pievos ar net vaikų žaidimo aikštelės. Gyventojai papuola į dviprasmišką situaciją. Nors negalima pažeidinėti bendros tvarkos taisyklių, automobiliams tiesiog trūksta vietos. Gyventojai skundžiasi, kad nėra vietos kiemuose, kiemai yra suplanuoti pagal senus projektus ir tais laikais, kai visam name žmonės turėjo po 2-3 automobilius, vietų užtekdavo. Dabar yra didžiulė problema ir žmonės yra priversti savo automobilius palikti tai žaidimo aikštelėse, tai krepšinio kokio aikštelėje, tai ant pievos. Savivaldybei šios problemos puikiai žinomos, tačiau artimiausi sprendimai gyventojus pasieks tik po 1,5 metų. Šiuo metu savivaldybės specialistai rengia mikrorajonų atnaujinimo projektus, kuriuose numatyta ir naujų stovėjimo aikštelių įrengimas. Situaciją apsunkina skirtingi gyventojų norai. Automobilių neturintiems vilniečiams labiau reikia kitos infrastruktūros, pavyzdžiui, žaliųjų erdvių ar vaikams skirtų zonų. Kokios yra galimybės rasti naujų vietų automobilių stovėjimo aikštelėm, nepakenkiant viešom erdvėm, neatimant teritorijas iš žmonių, kurie neturi automobilio. Tai kol kas atsakymo gatavo neturim, kaip tą padaryti, bet ties tuo projektuotojai intensyviai dirba. Miesto savivaldybė priduria, jog stovėjimo aikštelių mieste trūkumą galėtų kompensuoti gyventojų ekonomiškumas. Esą jei vilniečiai turėtų mažiau transporto priemonių ir į darbą keliautų autobusais ir troleibusais, parkavimo problema sumažėtų. Visiems norintiems turėti asmeninę stovėjimo vietą savivaldybė siūlo savarankiškai rengti projektus. Gyventojai šiuo metu turi tam tikrus įrankius patys tas automobilio aikštelės didintis, formuojant sklypus prie savo namų ir rengiant projektus, investuojant į aikštelių sutvarkymą, jie gali tą daryti jau ir šiandien. Ir ypač aktyvios bendruomenės, kurios tikrai nelaukia, kol miestas padės, o sprendžiasi pačios. Pagal galiojančius normatyvus vienam butui turėtų tekti viena stovėjimo vieta. Tačiau dar sovietmečiu apie tokį automobilių parkavimo vietų poreikį projektuotojai nė nesapnavo. Todėl net ir dabar viešosiose zonose įrengus papildomas aikšteles jų visiems neužtektų. Kol kas gyventojams šią problemą padeda spręsti prekybos centrų aikštelės. Tačiau ne visi verslininkai sutinka priglausti miestiečių automobilius.